Šiandieną kalbiname naująjį autobusų parko direktorių. Tai pristatykite gal trumpai apie save ir kur atvykote. Esu šio krašto gyventojas, esu užaugęs Žibulių kaime, baigęs Ilgižių pagrindinę mokyklą, Ariogos vidurinę mokyklą, po to baigiau Kaune, įgijau aukštą išsilavinimą vadybos srityje. Po mano mokslų prasidėjo mano darbinė patirtis. Tai jaunam žmogui teko padirbėti iš tikrųjų įvairių darbų. Tai pradėjau nuo kelionių vadovo darbo Turkijoje, kur teko iš tikrųjų geras išbandymas jaunam žmogui savarankiško gyvenimo, kur faktiškai vienam reikėjo lakstyti po mūsų regioną ir rūpintis keliaujančiai žmonėm, spręsti problemas. Po to dirbau vienam mobilio ryšio operatoriaus įmonėje, kur sakykime, įgijau tokios marketinginės pirmos patirties. Gavau pasiūlymą ateiti į Lietuvos rankinio federaciją. Tai ten pradirbau vėlgi ne vienerius metus, kur teko susidurti su to biurokratiniu darbu. Sakykime, tiek popierių tokie tvarkymai, tiek sakykime, visi tie biudžetiniai finansavimai. Pagrindinė veika vėlgi buvo renginių organizavimai, kadangi rankinio federacija buvo atsakinga už nacionalinės rinktinės. Tai, sakykime, iš mūsų darbo metu rankinis iš mažųjų salių iškilo į didžiasias arenas. Tai darbo buvo tikrai daug, sakykime. Tai vėlgi ta tokia patirtis buvo tikrai įdomi. O paskutinė darbovietė tai buvo logistikos įmonė, kurioje aš dirbau, vėlgi marketingo skyriui. Tai buvo tarptautinė logistikos įmonė, turinti ofisą Vilniuje ir Maskvoje. Tai teko irgi, sakykime, padirbėti tuo tarptautiniu lygiu ir tikiuosi, kad ta patirtis, kurią aš ten įgijau, bus galima pritaikyti ir mūsų rajone. Šiek tiek tokios svetima, gal sakyčiau, pagal jūsų profesiją direktorius autobusų parko ir kaip sugundėte čia būtent sudalyvauti konkursą. Kai sužinojau, kad yra ieškomas direktorius, tiesiog pateikiau prašymą valdybai, kuri svarstė mano kandidatūrą ir galų gale buvo apsispręsta, kad esu tinkamas, kai buvau kaip ir pristatytas. Kaip pats apsisprendžiau, tiesiog jau seniai buvo minčių, kad galėčiau kažko naudingiau prisidėti prie mūsų rajono krašto vystymo, sakykime, prie kažkokio tai projekto, kurį galėtume, sakykime, kelti galbūt į kitą lygmenį. Ir sužinojus iš tikrųjų apie tą vietą, daug svarsčiau, daug konsultavausi, tikėjau savo jėgomis dėl to, kad turiu iš tikrųjų įvairialypę patirtį ir manau, kad ta patirtis tikrai man pravers. Ir kaip jau matau padirbėjęs čia daugiau negu mėnesį laiko, kad jį jau man praverčia šiame darbe. Tai koks tas jūsų pats pirmasis darbo mėnuo, sakykite, ką atėjęs galbūt pastebėjote, radote įmonėje ir kokie ateities planai? Atėjęs visko pamačiau, tiek gero, tiek dalykų, kuriuos būtina koreguoti, sakykime, bet tai čia yra principė eigos klausimai. Šiaip vaizdas yra normalus, kolektyvas yra tikrai draugiškas, tikrai visi puikiai susibendravom, darbuotojai tikrai yra savo sričių profesionalai, todėl yra tikrai lengva dirbti. Pagrindinė veikla man atėjus buvo paleisti rugsėjo 1 projektą, kad nuo rugsėjo 1 jau baigėsi vasaros maršrutai, prasideda rudens maršrutai, kad visi keleiviai važiuotų autobusais, nebūtų jokių vėlavimų, jokių trūkdžių. Tai principė šitą klausimą įsprendėm. Ir džiaugiuosi, kad iš tikrųjų mūsų komanda tikrai stipriai padirbėjo iki rugsėjo 1, kad tiek keleiviai reguliariaisiais maršrutais, tiek moksleiviai specialiaisiais maršrutais yra vežami šiuo momentu be jokių trūkdžių. O daugiau tų veiklų vėlgi, tikrai jų yra ką peržiūrėti, yra idėjų, ką turime padaryti, kaip vystyti esamas veiklas, kaip vystyti naujas veiklas. Ir kaip ir minėjau, ta mano patirtis, sakykime, ir marketinge, tai yra marketingas kaip ir sritis, kuri ieško, randa ir išnaudoja galimybės. Tai manau, kad atidžiau išanalizavę skaičius, atidžiau išanalizavę mūsų galimybės, mūsų potencialą, tikrai rasim galimybių užsidirbti papildomas pajamas, kadangi jų pastoviai trūksta, bet kaip sukamės.
Ir ko gero dabar galbūt sunkiausia užduotis tai yra autobusų stoties naujos pastatymas, ar turite galbūt kokią konkrečią savo poziciją? Konkreti pozicija yra tokia, kad tiek miestui, tiek rajonui, tiek pačiam parkui stotis yra būtina. Todėl, kad tai yra toks statinys, kuris yra miesto centre, kuris yra pastatytas pagal pagreitinę gatvę, kuris yra puikiai matomas pravažiuojančių žmonių. Ir šiai dienai jis tikrai netitinka jokių, sakykime, tarptautinių šiuolaikinių reikalavimų, sakykime, kad mes galėtume iš tikrųjų tą veiklą vykdyti kokybiškai, kad mes tą stotį galėtume išnaudoti ir gerokai kokybiškiau, ne tik, kad tai būtų stotelė keleiviui įsėsti ir nuvažiuoti kažkur tai kitą tašką, bet tai galėtų būti ir tam tikras mini verslo centriukas, sakykime, taip, kuris vykdytų tam tikras pridėtinės paslaugas, kurios žmonėms taipogi būtų aktualios. Ir vyksta diskusijos dabar iš tikrųjų ir su verslo atstovais, vyksta diskusijos su visuomenė dėl to, kaip visą tai turėtų vystytis, kaip visą tai turėtų atrodyti. Turime kaip ir susidomėjus investuoti, tačiau iš tikrųjų dar nėra sukirsta rankomis, tikrai dar iki to reikės nemažai padirbėti. Todėl, kad turime suderinti tiek tą viešąjį interesą, tiek privatų interesą, kad mūsų verslas, sakykime, kuris irgi yra sunerimęs dėl dar vieno, sakykime, prekybos centro atėjimo. Jeigu tai būtų toksai modelis, turime susiderinti pozicijas, kaip turėtume iš tikrųjų tas dėrybas vystyti, sakykime. O kaip jos baigsis, čia dar iš tikrųjų laiko klausimas.